Ką jūs galvojate apie pantomimą? 1967 metais šitokių klausimų stebindavo kiekvieną sutiktąjį Modris Tenisonas, pantomimos trupės vadovas, tuomet atsiradęs Vilniuje iš Rygos. Ir žmogus, niekada anksčiau nekvaršinęs savo galvos panašiom problemom, taip netikėtai užkluptas, nejučiom imdavo ieškoti galvoje pantomimiškų sąvokų. Po 60 metų mes klausėme kiekvieno kalbinamojo. Ką jūs žinote apie pantomimą? Iš kur jie atsirado? Visų menų ištakos prasideda pirmykščio žmogaus gyvenime. Jau paleolito epochos uolienose aptinkami piešiniai. Žmogui įgimtas noras papasakoti svarbiausius savo gyvenimo įvykius, tačiau to laikotarpio meninėje kūryboje sunku išskirti specifines meno formas. Apeigose, žaidimuose buvo ir šokio, ir muzikos, ir dailės. Pantomimos menas – viena seniausių pirmykščio žmogaus meninės išraiškos priemonių. Medžioklė, sėja, derliaus nuėmimas, gimimas, branda, mirtis, pergalė ar pralaimėjimas – visa tai buvo bandoma papasakoti judesiu, gestu, mimika, šokiu. Šamanai, irgi jiegi nešnekėdavo, jie šokdavo, judėdavo, akmens amžių irgi viskas tas buvo, aš manau, kad viskas nuo judesio, susikalbėdavo žmonės anksčiau irgi, judesiais iš tikrųjų, dabar gyvūnai susišneka judesiais. Ryškiausiai pantomima pasireiškė misterijose. Misterija graikiškai reiškia slaptą kultą. Misterijos atsirado iš mirštančią ir vėl atgimstančią gamtą įkūnijančių dievybių, garbintų Babilone ir Egipte kultų. Senovės Graikijoje ir Romoje paplitusias misterijas sudarė scenos pagal garbintų dievybių mitų siužetus ir ritualai, procesijos, užkeikimai, orgijos, kuriuose pradžioje dalyvaudavo tik įšventintieji. Laikui bėgant, misterijoms atsiskyrus nuo religijos, juose dalyvaudavo visi, kas tik panorėdavo. Čia antikinis menas. Ir pats žodis mimas, tai čia yra, tada buvo vadinami spektakliai taip. Čia labai senas dalykas. Čia prie teatro ištakų stovi. Europos pantomimos tėvynė vadinama Graikija. Misterijoms atsiskyrus nuo religijos, jos virto liaudies šventėmis. Ypač populiarios buvo Dionisijos, skirtos vyno ir vaisingumo dievo Dioniso garbei. Iš Dionisijų kilo ir antikinė drama ir pantomima. Kultiniai šokiai Dionisijose ir buvo pantomima. Pantomimo šokiams Graikijoje buvo skiriamas toks didelis dėmesys, kad net vaikus spartiečiai pradėdavo mokyti šokio meno nuo 5 metų. Prasidėjo turbūt nuo Graikijos. Antikiniam teatre galima surasti. Pantomima, jinai nebuvo dingus. Jinai kitose formose. Pavyzdžiui, baleto buvo tokie tarpai, kai aktoriai baleto jie nešoko, o jie vaidino tik tai tokius labiau siužetinis gabaliukus. Baletas visumoj, jis nebuvo niekad siužetinis, per daug. Pavyzdžiui, tas garsus, Don Kichotas, baletas. Tai ten Don Kichoto siužeto nėra. Išeina Don Kichotas, praeina, bet pagrindas yra, kad ten šokama, graži muzika ir šokama. Ir buvo ten tokie siužetiniai intarpai balete, kurie jie buvo vadinami pantomimom.
Antikinis šokis ir buvo pantomima. 5 amžius prieš Kristų laikomas antikinės dramos klestėjimo ir pakilimo amžiumi. Tuo laiku ir pantomima pasiekė didelių meninių aukštumų. Tačiau jau tais laikais pantomima ėmė skirstytis. Buvo vaidinamos ne tik tragiškos, bet ir komiškos, erotinės, kovų, lyrinės ir kitos. Tragedijos vaidintos salėse buvo meno rūšis skirta aristokratams. Miestelėnai ir paprasti žmonės turėjo tenkintis klaunadinę improvizacinę pantomimą. Ja vijo iš menių, o atlikėjus mimus persekiojo. Paskui kažkaip biškį apnyko, paskui vėl. Manoma, kad pantomima intensyviai vystėsi tais laikais, kai artistai neturėjo teisės kalbėti, kai cenzūra, bijodama daugiau žodžio negu durklo ir nuodų, kontroliuodavo kiekvieną tų amžinų laisvamanių artistų improvizaciją. Buvo tokie klasikiniai siužetai pantomimos, aš manau, kad jie eina dar nuo italų klasikinio teatro, ta komedija dell'arte. Komedija dell'arte labai naudojo pantomimos elementų, pas juos ten pusė pantomimos elementų komedija dell'arte. Komedija dell'arte menas pasižymėjo žodžio ir dainavimo, judesio sintezę arba įvairaus tipo pantomimomis. Pantomima čia turėjo labai didelį vaidmenį, nes italų komedija veiksmui ir judesiui skyrė daugiau dėmesio nei žodžiui. Italų komedija dell'arte buvo populiari, gyvavo 200 mečius ir peržengė savo šalies sienas. Ten jau buvo šitie siužetai, personažai, kurie ten buvo. Ten jau buvo Piero, ten jau buvo Arlekinas. Jie turėjo kiekvieną savo charakterį ir ten pantomimos buvo daug. Tiesiog aš manau, kad Prancūzija tai čia yra naujas atgimimas. Čia buvo ir Debussy 18 amžiui. Ir paskui aš manau, kad jis, nors jis pats kilmės, jis nebuvo prancūzas, jis buvo čekas. Pasikeitė pavardė, viskas vyko tenai. Žaną Batistą Gasparą Debussy amžininkai vadino didžiausiu savo amžiaus aktoriumi. Jis sugebėjo savo pantomimoje sujungti rimtį su juoku, lyriką su grotesku, filosofiją su farsu. Debussy jau jis padarė šitą dalyką visai tokį, kaip čia pasakius, jis jau išgrynino tenai pantomimą. Jis praktiškai be žodžių vaidino. Ir publika tiesiog tirpo, jie viską suprato, kas ten vyksta, jie juokėsi labai. Nors jis tenai ir dramą, ir tragediją įvesdavo, pavyzdžiui, jis negalėjo niekaip pasiekti savo mylimos, kuri ten nuėjo kažkur, kažkokį balių. Ir jis jo neįleisdavo tiesiog. Jis norėjo persirengti. Ir ateina kažkoks senų drabužių pardavėjas, o jis neturi pinigų, jis negali nupirkti iš jo kažkokio rimto kostiumo. Tai jis jį nužudo. Tai vadinasi, ne tik komedija, buvo ten ir tokių rimtesnių dalykų. Žanas Batistas Gasparas Debussy teatre Paryžiuje vaidino 30 metų, iki pat mirties. Spektakliuose buvo daug žongliravimo, akrobatikos. Juose buvo ir dainų, ir kalbų. Bet vienas personažas, Pero, kurį vaidino Debussy, nepratardavo nė žodžio. Čia būtent jis sugalvojo tą baltą kaukę, Piero su tuo balachonu ir ta baltas veidas. XIX amžiaus pabaigoje, XX amžiaus pradžioje prasidėjo avangardistinio moderniojo meno banga. Ji išjudino visas meno rūšis. Paskui Prancūzijoje labiausiai ir vystėsi. Italai su komedija dell'arte išliko, prancūzai perėmė Molieras, biškį paėmė Molieras, šitą komediją dell'arte perėjo pas prancūzus, bet prancūzų atsirado Etienas Decroux, kuris visą šitą reikalą apvertė aukštyn kojom ir padarė
visą gražiausią dalyką, tai jo Marselis Marceau. Atsisakęs pirmojo savo troškimo tapti oratoriumi, Etienas Dekru visą savo tolesnį gyvenimą paskiria judesiui, tylos menui. Norėdamas reformuoti 20-ojo amžiaus prancūzų teatrą, kuriame tuo metu vyravo tendencija, kad teatras yra žodžio menas, Etienas pasiūlo visai naują požiūrį ir išdėsto jį trumpai drūtai tik 3 žodžiais – teatras, aktoriaus menas. Grįžkime prie Etieno Dekru, kuris sakė, kad pagrindinis aktorius yra scenoje mimas. Ir tekstas, tekstas, dekoracijos, dailininkai, muzika, jie užėmė to tikrojo teatro, to aktoriaus, kuris turi savo vietoj būti savo namuose, jie užėmė šitą erdvę. Nes skaitau, kad puošnesnės suknelės. Ta prasme, jo, reikalingas tas. O nuogas žmogus, tuščioje scenoje, čia jau tu turi turėti instrumentą paruoštą. Tai Etienas Dekru ir sakė, uždaryti 40 metų visus teatrus ir išmokyti judesio. O tada jau galima dirbti aktoriui. Marselis Marceau, Etienas Dekru, Baro, čia jau buvo nauja karta ir jau atidirbo visas šitas technikas, kurias dabar tapatina su pantomima. Ir ten tiesiog jų buvo kaip studija tokia, kur jie mokėsi, kur jie atidirbo tos visus dalykus. Mes galim pamatyti darbą jo vieno aktoriaus, dalyvio tos studijos, kuris vaidino kine. Čia buvo toksai Jean-Louis Barrault, Galiorkos vaikai. Čia 45 metų filmas. Tarkim, siužetas, meilės istorija, ten viskas 2 serijų jis padarytas buvo. Bet Barrault, kai jis ten vaidino šitą pantomimos aktorių, čia stebuklas, kaip jis juda. Ten yra tokia scenelė, kur jis, ten stovi, ten aikštė, jis laukia stovi prie teatro durų, užgrimuotas visas, tiesiog vilioja žmonės į teatrą. O ten kažkokia moteris stovi, paskui su ją romanas ir šalia jos storulis toksai ir jį apvogė tas storulis, jis pagalvojo, kad čia jinai, jis ją apkaltina, kviečia policininkas sako, čia buvo kokie liudytojai. Ir tas Barrault sako, aš buvau liudytojas. Jis ten sėdėjo, sustingęs, staiga jis pakilo, sako, aš buvau liudytojas. Prašom pasakyti. Ir jis suvaidina visą scenelę, visus jos 3. Tos pilvotas. Jinai tokia moteris. Visą šitą. Na va. Tai čia žavu. Pantomima būna buitinė. Beje, vienas iš pantomimos variantų yra tai, ką darė Čaplinas. Ir apskritai nebylus kinas. Atsimenat Čaplino tai yra dainelė. Jūs matyt, ką jis daro tuo metu, kai jis dainuoja šitą. Ten buvo tokia situacija, jis buvo surašęs tekstą savo ant manžetės, po to jis išėjo padarė ir tekstas išlikė jam iš rankovės. Ir tada jis pradeda improvizuoti kažkokią kalbą, kurios pasaulyje nėra, ir jis pantomimiškai rodo visą siužetą, kas ten vyksta. Kai mašinai privažiuoja ten kažkoks ponas, kai sugundo mergelė, kai visą šitą suvaidina. Ir pantomima šitą leidžia tokį dalyką padaryti. Jis yra daug kas. Jis yra ir mimas, ir dramos aktorius. Jis naudojosi pantomimos elementais, naudojosi, bet jis nedarė ištisai pantomimų.
Jis daugiau ėjo draminiu keliu, siužetiniu draminiu keliu. Dabar, vat, pavyzdžiui, jeigu kalbėti apie pantomimo žanrus, taigi klounadinė pantomima labai klesti. Taigi klounada su tokiu, nu, kaip Čaplinas. Juokinga, bet tenai, vat, jeigu pažiūrėsi Didžiojo miesto žiburiai, nu, tai tengi tiesiog apsašarus gali pabaigoje, kur jis stovi, sako, nu, jūs dabar matot su ta gėlytė. Šiuolaikinės pantomimos pradininku laikomas mimas Etjenas Dekru. Nuo 3–4 dešimtmečio jis plėtojo grynosios pantomimos teoriją, kai siekiama ne imituoti objektą, o susitapatinti su juo. Jis itin pabrėžė viso kūno, ne tik veido ir rankų judesių reikšmę. Spektakliuose atsisakė kostiumų, scenografijos, muzikos. Sukūrė kūno valdymo sistemą. Prancūzų kalbos žodis pantomima ir tas žodis mimas tai yra sutrumpintas žodis nuo pantomimos, nuo prancūziško to žodžio. Nu, tai reiškia, kad jisai nekalba. Nekalbantis artistas. Jeigu jau taip iššifruoti, ką tai reiškia. Artistas, bet nekalba visai. Nu, bet ir baletų artistas nekalba, o čia pantomimos. Mimai įprastai būna apsirengę juodai baltais drabužiais, nusidažę veido odą taip pat juoda ir balta spalvomis. Akys ir lūpos dažniausiai pagrimuojamos juoda spalva, o visas veidas balta. Tačiau šiuolaikinė pantomima griežtai nebesilaiko nustatytų kanonų. Daugeliui šiuolaikinė pantomima asocijuojasi su Marcelio Marceau vardu. Jo etiudai buvo gimimas, gyvenimas, mirtis, kuris per kelias minutės parodė visą žmogaus gyvenimą. Nuo to, kai jis gimsta, kai jis eina per gyvenimą, kai jis sensta ir miršta. Sutalpinavo tai tokį. Arba jo, pavyzdžiui, nuostabios kaukės. Kaukės man taip patiko, kad aš pavydėjau, kad čia jis sugalvojo, ne aš. Va, ten, gal jūs matėt, ne? Jis ateina į parduotuvę arba, nu, kažkur, kur tos kaukės gaminamos, kur parduodamos, jis pradės matuotis. Tai jis užsideda vieną, kitą, trečią. Ir po to jis užsideda vieną kauketą, besišypsančią, jis negali nurauti jos. Jis vaizduoja tragiškas kūnas, pervargęs ir šitą šypseną. Jis negali jos nusimti. Paskui pabaigai jis ją nusimti. Jeigu kalbėti apie pantomimą, tai žinoma Marcel Marceau etiudai buvo labai aiški struktūra. Labai aiški. Ir pagal tą Marceau struktūrą pradžioj visa pantomima vystėsi beveik visam pasaulyje. Ir jie atsirito ir į Sovietų sąjungą, be abejonės. Ir irgi ten tokie būdavo, irgi, reiškia, daugiau buitiniai pasakojimai kūno, dažniausiai komiški. Marcelis Marceau ir Žanas Luisas Baro buvo Dekru mokiniai. Jie toliau plėtojo mokytojo idėjas, kurios turėjo didelę įtaką pantomimos meno raidai, paskatino jos atsiradimą daugelyje pasaulio šalių. Vėliau kūrę mimai praplėtė pantomimos sąvoką, įtraukė kaukių, bufonados, klaunados elementų.